Sveiki visi, malonu, kad jau matot ir tikriausiai girdit. Tai kaip ir visi kiti vedantieji paprašysiu, kad jeigu girdit, uždėtut pliusiuką. Valio, super, Artūras puikiai atlieka savo darbą prijungti, išjungti ir koordinuoti, sujungti visus į vieną sistemą. Puiku, taigi dar kartą prisistatysiu jums, kad aš esu Gitana Vitkauskienė iš Alytaus. Esu sporto ir sveikatingumo klubo Šaulė Gym Alytuje įkūrėja, savininkė ir sporto, mitybos ir asmeninio augimo trenerė. Ir iš tikrųjų gal jum ir labai keista tas visas toks ilgas pavadinimas, bet turint omeny, kad aš sporto sveikatingumo sistemoje jau dirbu apie 23 metus kaip pedagogė, o bendrai sportų užsiiminėju nuo kažkur tai 4 klasės, tai iš tikrųjų tikriausiai jums dėl to ir nėra tiek daug prieštaravimų, kodėl tiek daug gebėjimų pas mane yra, nes iš tikrųjų ir kiekvieną kartą pradėjus tik tai savo visą veiklą, pradėjus nuo paprastų fizinių pratimų, kasdien jau nuo pat pradžių gaudavau klausimų, pagrinde aš dirbau su moterim, iš moterų, o paskui ir dirbau mokykloje, kūno kultūros mokytoja 21, taip pat 21 metus mokykloje, taip pat gaudavau iš mokinių klausimų, reiškiasi, kad aš pervargau, kad man reikia pailsėti, kaip man sulieknėti, man skauda kojas, man nemiga, aš blogai jaučiuosi, man traukia kojas, aš skiriuosi su vyru, man depresija, aš neturiu energijos. Žodžiu, visi klausimai iš tikrųjų ateina pas sporto trenerę. Ir kol dar žmogus nesiryžta nueiti pas gydytoją, tai visi klausimai tenka treneriui. Taip kad iš tikrųjų treneris, kuris nori augti, tobulėti ir turėti ir toliau klientūros, pastoviai tobulina, augasi ir iš tikrųjų viską pats prisitaiko savo, pereina per save ir tada perduoda savo žmonėm. Tai dėl to nenuostabu, kad aš esu ir šiam projekte, nes vėl augu, vėl įgaunu žinių, įgaunu pasitikėjimo, nes iš tikrųjų, nors mes esam ir patys to dalyko specialistai, bet mums irgi reikia ir motyvacijos, ir atsinaujinti, ir pabūti su kitais žmonėm, ir pasidalyti savo žmonėm. Tai iš tikrųjų tai yra nesustojamas procesas. Taigi, iš tikrųjų, lieknėjimas, ta žodis, tai man yra kiekvieną dieną aš išsišturiu 10, 20, 30, o gal kartais ir dar daugiau kartų, nes taip jau tapo, kad aš tapau ne tik tai trenerė, bet ir lieknėjimo specialistė, nes kadangi ir sugebu pritaikyti sporto programas būtent lieknėjimų, nežinau, ko reikia moterim, ir kiek supratau, tai mūsų projekte 2 vyrai yra. Tai pagrindė dirbu, sakau, su lieknėjimo programom, aišku, ir su aerobika, su šokiais, bet iš tikrųjų žmonėm labai sunku yra keisti mitybą. Ir jie pirmiausia pradeda sportuoti. Nes kažkaip keis mitybą ir kai žmogus pasako savo šeimom, savo draugam, kad aš keičiu mitybą, tai ten yra chaosas, ten yra pasišaipimai, ten yra nusisukimai. Tai pirmiausia žmogus, kur slenka, tai į sporto klubą. Ir galvoju, bent jau ten aš išdeginsiu tas kalorijas. Bet iš tikrųjų žmogus sportuoja 1 mėnesį, sportuoja 2, sportuoja 3 mėnesį ir nieko nesigauna. Nes kadangi jeigu aš po sporto, ir daug kas pirma klaida, kad žmogus po sporto jaučiasi išprakaitavęs, labai lengvas, toksai atrodo, kad numetė 3-4 kilogramus, o čia iš tikrųjų vien dėl to, kad jisai iškvėpavo nereikalingą energiją, išėjo streso hormonas, išėjo vandenukas, deguonies apykaita pas žmogų greitesnė pasidaro ir jam atrodo, kad jis labai palieknėjo ir tada tai jau galiu pavalgyti. Reiškia, išdeginau 400, o suvalgiau šokoladą 600. Tai iš tikrųjų
treneris, kuris su savo klientu nedirba su mityba, nedirba su psichologija, nedirba su organizmo valymais, dažniausiai ir neturi klientūros. Tai va, o pati tikrai turiu pasiekimų ir tikrai žinau, kad sportas, fizinis aktyvumas, fitnesas, būtent šios visus dabar mes pavadinimus šiandien ir išsiaiškinsim. Vyrai 5, super! Galėsim pasidalinti ir dar kitą patirtim, ko vyram reikia ir ko moterim reikia. Va čia labai yra svarbu, kada moteris paima vyrui reikalingus pratimus. Tai galbūt jinai ir pasiekia tą raumenyną, galbūt jinai pasiekia gražią figūrą, bet žlunga jos sėkmė, žlunga jos gyvenimas kaip moters. Tai, o vyras irgi atvirkščiai, jeigu daro ne tą, kas tinka vyrui, tai irgi dažnai sulaukia ne tų rezultatų. Figūra yra, bet sėkmės, laimės ne. Tai bus galima atskirti šitus pratimus, kurie tinka, kad ne tik būtum gražus, bet ir kad būtum laimingas, nes jau aš dabar po savo ilgų darbo metų galiu pasakyti ir sujungiu žmonėm tokią programą, kad jie ne tik sportuotų, būtų liekni, gražūs, normalios kūno masės, bet kad ir švytėtų, spindėtų. Taigi, dar kartą grįšiu, kad iš tikrųjų judėjimas ir lieknėjimas yra neatsiejama. Nes aš pati turėjau viršsvorio ir buvau klasiai pati stambiausia, mano taip pat sūnus buvo ganėtinai nutukęs 10 metų būdamas. Tai iš tikrųjų mums tik tai buvimas šalia sporto, nes yra žmonių, kurie iš tikrųjų gimsta su didesnėm riebaliniam ląstelėm, genetiškai. Ir jiem jau nuo pat jaunystės, nors jau jaunas žmogus turi būti greita medžiagų apykaita ir panašiai, bet iš tikrųjų ir dabar, kada aš pasišneku su stambiom panelėm, mergaitėm atėjusiom, jos man, kaip pasako savo valgiaraštį, tai būna ir 600-900 kalorijų. O lieknėjimo pasiekti negali. Tai iš tikrųjų yra tokių nuo jaunystės žmonių, kurių yra stambesnės tos riebalinės ląstelės išvešėję, yra medžiagų apykaita kažkokia tai lėta. Jie, kaip ir aš, pavyzdžiui, turėjau labai daug energijos, bet vis tiek tas labai buvo ganėtinai stambus sudėjimas. Tai va, iš tikrųjų patariu visiems stambius vaikučius turintiems tėveliam nebijoti, tiesiog jungti vaikus prie fizinio aktyvumo. Ir kada jie bus šalia to, jie gauna tada įprotį, tada jie eina į sportą, tada jie ten susitinka žmonių, įgauna žinių, įgauna pasitikėjimo, įgauna palaikymo, įgauna įkvėpimo. Žodžiu, būt ten, kur yra tos teigiamos žinios, o ne kur reklamuoja Coca-Cola, kur hamburgeriai, kur pasyvus gyvenimo būdas, bloga energija ir taip toliau. Taigi ir savo pavyzdžių galiu pasakyti, kad fizinis aktyvumas padeda sudeginti riebalinės ląstelės, užvesti medžiagų apykaitą, sužinoti daugiau apie sveiką gyvenimo būdą, apie kas yra valymai, išbandyti juos. Taigi iš tikrųjų tai yra neatsiejama ir tai yra daugelis rezultatų ir paprašyčiau Artūro, kad parodytų mums pirmas skaidrės. Dabar aš jums parodysiu moterų keletą lieknėjimo pasiekimų. Visos šitos moterys, merginos, kur aš jas parodžiau, atėjo į klubą, reiškiasi, norėdamos, kai kurios praleisti gerą laiką, kai kurios tiesiog galbūt keletą kilogramų atsikratyti, ta prasme, bet visos įsivaizdavo, kad būtent reikia eiti sportuoti. Bet nei vienos iš tų pasiekimų, kurios, reiškiasi, sportuojant nepritaikė mitybos. Ir galiu pasakyti, kad daugelis iš jų net ir padarė tą organizmo valymo programą Kolovadą. Arba kažkiek tai ten kažko tai išgirdo iš to. Taigi, bet fizinis aktyvumas, žodžiu, sportas, treniruotės, jom davė dienos režimą, jom sudegino kalorijas, jom sunaikino perteklinį vandenuką, jom davė motyvaciją, jos pamatė, kad jeigu kita gali, tai ir aš galiu. Išnaikino tikriausiai tą streso hormoną ir, žodžiu, palaipsniui jos įgavo rezultatą. Va šitą, pavyzdžiui, mergina iš pradžių šoko aerobiką, paskui jinai pagalvojo, kad jai jau gal atsibodo aerobika, jos trenerė tapo fitneso kultūrizmo, žodžiu, čempionė ir jinai nutarė nueiti pas ją irgi, pas jinai yra klube 2 aukštai, tai pirmam aukšte yra treniruoklių salė, antrame aerobika. Tai jinai, reiškiasi, porą metų šoko aerobiką, paskui persikraustė į treniruoklių salę. Ir susidarė valgiaraštį. Ir kartu, nepraleisdama treniruočių,
Žodžiu, sekė to valgiaraščio ir pasiekė rezultatą ir paskui nedalyvavo varžybose. Tačiau kai tik tai jinai meta sporto klubą, automatiškai po atostogų, po 2-3 mėnesių jau grįžta su pora 3-4 kilogramais. Ir iš tikrųjų yra pastebėjimų, kad žmogus, kada atsitraukia nuo fizinio aktyvumo, meta judėjimą ir net nepadidina maisto kiekio, tačiau, tai aišku, būtinai apsikeisim. Supratau, kad jūs norite rekomendacijų, Evaldui Šnipą kreipiuosi, tikiuosi, jūs norite rekomendacijų, kaip pasiekti pačiam, reiškiasi, gerų proporcijų, arba norite rekomendacijų savo moteriai merginai. Tai būtinai duosiu jos telefoną. Tai va, taigi, iš tikrųjų, dar apibendrinant, kaip norėjau pasakyti, ir dar paskutinis va tokis paaiškinimas, kaip svarbu yra fizinis aktyvumas, tai būtent prieš 3 dienas, sakau, tarsi taip reikėtų prieš šitą mūsų pasirodymą, prieš šitą mūsų pokalbį. Žodžiu, atėjo moteris, kuri buvo pas mane sportuojant ir tvarkantis mitybą sulieknėjus 15 kilogramų. Ir jai tas svoris laikėsi 3 metus, be jokio vargo, netvarkingai, tik ateidavo 2 kartus į sporto klubą, 2 kartus į savaitę. Ateidavo į sporto klubą, kitaip tariant, per visą savaitę ateidavo tik 2 valandas pasportuoti. Ir, reiškia, jinai 3 metus išlaikė puikiai tą savo pasiektą svorį, tą nuostabų idealų svorį. Ir reikėjo tik tai, reiškia, jai ten gavo kelienio traumą, kažkas tai tipo tokia, atsitraukė pusantrai metai su puse, neteidinėjo į klubą, žodžiu, niekur nesportavo, nieko nedarė, visi 15 kg atšoko. Tai mes puikiai suprantam, kad judėjimas, reiškia, negali, tiesiog ne tai, kad degina kalorijas, bet būtent judėjimas, lankymasis sporto klube arba buvimas su kažkokiais tai bendraminčiais, kurie mėgsta sportuoti, kalbėjimas apie sportą, kažkokių tai pratimų dalinimasis, jisai palaiko tavo tą motyvaciją ir jis palaiko tavo tą užsidegimą. Tu neprisivalgai prieš, tu neprisivalgai po, tu galvoji apie vandens gėrimą, tu galvoji, kaip tu atrodai, kaip tu atrodysi klube, tave kitos moterys stebi tavo pasiekimus, tu, žodžiu, rodaisi toj erdvėj, ką būtent daro ir mūsų šito grupė. Galima kitą tada pavyzdėlį parodyti, Artūrai. Prašom kitą pavyzdėlį. Ar aš čia pati turėčiau, kažin, pasikreipti? Gal pati. Taip, dabar kita moteris, Dovilė Vilkiškauskienė, 2 vaikučių mamytė. Irgi tiesiog atvedė savo mergaitę į klubą pasportuoti. Ir, žodžiu, taip visai nekaltai sportuodama, tai padino treniruočių kiekį, tai paskui įsirašė valgiaraštį, o paskui sugalvojo net dalyvauti fitneso varžybose ir šiemet fitneso kultūrizmo varžybose Miss Figūra užėmė 2 vietą. Čia, aišku, jos negalutinė forma yra, čia jinai numetus -15, per varžybą jinai buvo -20. Aišku, po varžybų žmonės vėl atsistato, bet vis tiek ne tiek daug. Kita mergina irgi -10 kg, irgi būtinai atsikratė derindama fizinį aktyvumą ir sportą. Žmonės nežino, kur eit gautų žinių, kaip lieknėti, ir visą laiką eina į sporto klubą. Tai iš tikrųjų galiu pasakyti, kad kas sportuojate individualiai, tai iš tikrųjų nei viena moteris netėjo sportuodama individualiai, bėgiodama krosiukus, važinėdama dviračius sulieknėjus. Nei viena taip, galbūt pagerėja sveikata, gal geresnė nuotaika, tokius labai pasako porą tik tai simptomų. Bet kada yra dirbama kompleksiškai, būtent kaip ir mūsų pavadinimas šios susitikimo, sveiko gyvenimo būdo formavimas ir judėjimas lieknėjant, kad būtent visą tą kompleksą paima, tai tada ir būna rezultatas, nes pastebėjau, kada mano merginos sako, visą vasarą aš buvau labai ateina po vasaros plus 3-4 kilogramai, bet aš labai šią vasarą judėjau, mes su draugėm labai daug važinėjom, su draugais labai važinėjom daug dviračių, plaukėm, baidarėm, bet visą laiką tose baidarose alaus daug, čipsų, užkandų, važiuojant su dviračiais sustojimai, kas 15 minučių prie kavinukių ir, žodžiu, visokie tokie dalykai, iš tikrųjų to fizinio aktyvumas visas išgaruoja.
nes tiek, kiek tu sudegini tų kalorijų, kiek tu išdegini to prakaito, kiek tu viską, tai čia yra 300, 400, 500 kalorijų, o žmogus atstato per visą tą žymiai dvigubai daugiau, tai vis dėlto akcentą duodu, kad vis dėlto burkimės irgi judėti į grupelės. Aišku, kam gaunasi savarankiškai, tai puiku, bet tai yra aukšto ir mentalinio ir visokio kitokio lygio žmonės, kurie sugeba vieni, nu, tai tikrai dažniausiai tai būna paprasčiausiai kažkokie tai tiesiog patys sveiko gyvenimo būdo treneriai. Tai va čia mergina tiesiog irgi labai norėjo atsikratyti svorio ir atėjo sportuoti, bet aišku, be mitybos valgiaraščio neišėjo, nes ten jinai paplušėjo 2-3 savaitės ir aš matau, kad ten nieko gero, aš iš karto žmonėms pasiūlau, kad sakau, negaiškit laiko. Ir po 2-3 savaičių jau kreipėsi, kad sako, visai būtų neblogai, patarkite, ką man daryti. Tai va, kita moteris irgi, žodžiu, net neįsivaizdavo, kad jinai yra tokios išvaizdos. Iš tikrųjų patarčiau, norint lieknėti, kuo dažniau vartyti savo nuotraukų albumus. Žodžiu, jai draugė atsiuntė šitą nuotrauką ir jinai, kai, ta prasme, pamatė šitą nuotrauką, jinai sako, o, tai čia aš. Ta prasme, nu ir vat atėjo į sporto klubą ir jinai irgi sulieknėjo -20 kg ir dabar jau 3 metai laikosi jos tas svoris. Jinai, pavyzdžiui, lieknėjo, kaip jūs galima buvo pasakyti, kaip pirma mergina lieknėjo, nes kadangi mūsų tikslas sužinoti, kokius metodus galima prisitaikyti. Jeigu pirma mergina lieknėjo, kaip sakiau, 2-3 metus šoko aerobiką, dar būdama mokinukė ir paskui jinai liko Alytuj dirbti, tai paskui jinai prijungė dar, visiškai išėjo iš aerobikos ir prijungė treniruoklių salę. Antroji moteris išvis pasportavo tik tai kažkur tai apie 2-3 mėnesius ir paskui tik tai su mityba dirbo. Tai trečioji moteris ateidavo į treniruoklių salę ir iškėsi valandą laiko eidavo ant bėgimo takelio. Iškėsi, nors mūsų bėgimo takelis vadinasi, tas ėjimo bėgimo takelis dažniausiai mes vadinam bėgimo takeliu ir žmonėm, moterim iš karto yra siaubas bėgt. Taigi man kelienių skauda, man nugarą skauda, aš uždusiu. Ten ir ten čia neįmanoma, ta prasme, bėgti čia jau žmogui, jeigu žmogus net sunkiai nueina, ta prasme, iki autobusų stotelės, jeigu sunkiai nueina iš mašinos į parduotuvę apsipirkti, tai kai žmogus išgirsta žodį bėgti, čia yra, visiškai, sako, niekada ir neisiu iš jokius sporto klubus. Šokti čia iš vis yra pasibaisėjimas, nes dar reikės kilnoti rankas, reikės banguoti ir dar ten skleis kažkokią tai energiją. Tai iš tikrųjų, va, ta moteris, pavyzdžiui, iš tikrųjų galima kiekvienam aptarus jo sporto programą, ko tu norėtum, kaip tau atrodytų, ką tu gali. Tai va, jinai pasirinko, kaip mes sakom, bėgimo takelį, bet būtent mažai kas bėga. Bėga dažniausiai bėgimo takelį tik tai jaunos panelės. 18, 19, 20 metų arba pas mus Alytuj tokių 22, 23 mažai, tai dėl to aš tą beveik ir eliminuoju iš mūsų pokalbio, bet bėga, reiškiasi, tos merginos arba tie vaikinai, kurie, kaip aš sakau, dar turi labai daug energijos ir dar neturi šeimos ir neturi dar biznio. Tokie studentai, kurie, ta prasme, turi labai daug laisvo laiko. Visi paskui, kurie turi šeimas, turi daug reikalų, dirba po 3 darbus, tai ta prasme, jie visą energiją išeikvoja, o jeigu netaisyklingai maitinasi ir deguonies apykaita yra sutrikus, tai jie maksimum, ką gali, tai nueiti į pirtį, kažkur paplaukiot kažkur baseinė lengvai, arba labai labai gerai ateiti į sporto klubą ir prasieiti, nes tų ėjimas tai yra labai natūrali žmogui fizinis pratimas, nes mes eiti tai jau mokam visi, o jeigu pakeliam rankas, ta prasme, pasidarom kalnelį kažkokį, galim pristaikyti ir prie savo kelienių, ir prie savo visos fiziologijos. Tai būtent šita mergina ir mes ateidavo į sporto klubą ir jinai tik tai ėjimo takelio išdegindavo 1000 kalorijų. Ir praktiškai nedarė nei vieno raumenų stiprinimo pratimo. Ir iš tikrųjų yra labai teisinga, nes dažniausiai kaip žmonės daro daug raumenų to pumpavimo pratimų, o mitybos, pavyzdžiui, nekeičia, tai yra būna dvigubas efektas. Nes kadangi raumuo, žinot, kad prašo valgyti. Tai va, tai iš tikrųjų viena iš galimybių jums visi šios dienos mieli klausytojai, tai yra pradėti, jeigu niekados nieko nedarote, arba esate didelį viršsvorį turite, arba esate vyresnio amžiaus, arba sergate kažkuo tai, arba turite nugaros skausmus. Tai pirmas lengviausias pratimas, aišku, galima eiti lauke, pasivaikščiojimai, bet tas pasivaikščiojimas, kai tu žiūrinėji, kai tu paglostai šunį, kai tu ten sustoji su drauge pasikalbėti, tai yra jokiais būdais neužskaitoma į fizinį aktyvumą. Fizinis aktyvumas tai kai žmogus save pakelia pulsą,
O kaip aš sakiau, jeigu žmonėm neaišku, kaip pakelti pulsą, tai reiškia, atsiprašau, kol kas nespėjau skaityti, o paauglės juk dar ne merginos, nuo kiek metų patarėt? O paauglės juk dar ne merginos, nuo kiek metų patarėt, ką daryt? Sportuoti galima nuo vaikystės, nuo 4 ir nuo 5 metų, ir nuo 6, ir nuo 10, ir nuo 11, ir nuo 12, ir visada. Ir pas mus yra klube netgi sporto treniruotės kūdikiams ir vaikučiams, tai yra ir ropojimai, ir šliaužimai, tai visada. Lieknėt, mesti svorį, manyčiau, galima pradėti. Aš su savo sūnum pradėjau dirbti nuo 10 metų. Kai jau buvo 10 metų, aš negalėjau užmigti, aš laiką galvojau, tavo sūnus nutukęs. Mano būdavo vien šitas dalykas, tai galiu pasakyti, kad mano sūnus 10 metų su manim darėsi kolovadą. Ta prasme, tai mes, nesakau, buvo patukęs, tai ir atrodo visiškai mažai valgydavo. Tai kaip, tai pirmą savaitę praėjo, aišku, puikiai, nes papildai ten tikrai visiškai nedaro jokios intervencijos, jam nekyla jokie spaudimai, nei blogumai nesidaro, nei niekas kitas. Jeigu yra blogumai, tai galima tada numažinti tabletukių, bet dažniausiai stambus kūnas reikalauja daug tabletukių, taip kad jam buvo viskas puikiai, o kada buvo lieknėjimo dienos, tai jisai jų padarė ar tai 1, ar tai 2, o paskui 3, 4 tęsė su daržovėm, vaisiais ir gerdavo tuos kokteiliukus. Bet prijungė tą. Taip pat mes su juo buvom nuvažiavę pas Tulčiną ir darė, nes irgi ten, ta prasme, kažkur tai 10-11 metų bėgyje. Ir iš tikrųjų jam visi šitie patarimai liko ir būdavo ir priaugimų, ir nuo kritimų, bet vis tiek nukrito 5 kg, paskui pastovėjo, paskui dar 5 kg nukrito. Ir iš tikrųjų dabar aš dirbu klube su 10-metėm. Bet aišku, kaip jokių ten drastiškumų nėra, tik daugiau pokalbiai, įpročių, kažkokių lengvų keitimai. Jokių drastiškumų, jeigu jinai blogai jaučiasi, negali daryti, jos organizmas ir vidus priešinasi, kad jinai to negali daryti, tai jinai tada daro kažką labai labai mažai. Bet šiaip aš dirbu nuo 10 metų, su 10 metų, bet tai mes nevadinam svorio metimu, bet tiesiog daugiau pokalbių, kažkokių lengvų pokyčių keitimu. Ir dažniausiai iš tikrųjų, tai 10-metėm pernai aš dirbau, tai jinai nulieknėjo 3-4 kg ir dabar jinai tuos 3-4 kg ir nulieknėjus jau metai laiko yra. Tai va, tai neatsimenu, kur aš ten nutraukiau tą visą reikalą, būtent apie ėjimą. Tai reiškia, fizinis aktyvumas lieknėjant, tai pats paprasčiausias, tai jeigu jūs einat pasivaikščioti, tai turit eiti sparčiai, kad jūsų lengvai būtų aprastojimas, kad būtų ėjimas spartus. Antras būdas, tai reiškia ėjimas plus bėgimas, ėjimas plus bėgimas. Dar ir toksai meditacinės bėgimas, kad toksai kaip šlepsėjimas, kai žmogus tik tai vos atkelia ir toks meditacinis bėgimas. Tai kai tik tai jis atkelia. Arba tada jau 4 variantas eiti į sporto klubą ir jungtis į ėjimo takelį. Taip pat kiti mėgsta dviratį, kiti mėgsta steperį, bet iš tikrųjų tai ir apsikrauna kitiems sąnariukai, kitiems reikia išlaikyti pusiausvyrą, o ėjimas tu gali laikytis, tai yra labai saugu ir iš tikrųjų mes dabar šįmet dar klubą papildėm 3 bėgimo takeliais, nes poreikis yra didžiausias. Tai vienas iš tų būdų, kaip moteris sulieknėjo, kokį mes jai buvom pritaikę fizinį krūvį. Čia moteris jauna, pastambėjo ištekėjus, nes kadangi mes pastambėjom iškėsi sulieknėjus dažnai susituokus dažnai moterys, merginos ir vyrai pastambėja, tik tai dėl gyvenimo būdo. Nes dėl to, kad nelieka laiko, dažniausiai žmonės siekia kažkokių tai materialių tikslų, kažką tai nusipirkti, apsikrauna daugiau darbais, vakare neina susitikimų su draugais, neina į pasimatymus, būna daugiau vienas kitą vaišina skaniais pietum, vakarienėm ir, žodžiu, net nepastebi, kaip 15-20 kg priauga. Tai dėl to jau aš kalbu visom savo mergino moterim, kad būtinai iki nėštumo turi susitvarkyti svorį. Dabar koks tas turi būti svoris? Iškisi, nei teta, nei dėdė, nei mama, nei pusbrolis, nei sesė, nei jokia trenerė, nei joks daktaras negali pasakyti, koks turi būti svoris, nes tai yra aiškiai pasakyta. Svoris turi būti
lygus normaliam kūno masės indeksui. Kaip aš sakau merginom, kiek Dievas davė jums ūgio, 1,70 m, tai 70 yra tavo maksimumas. Turi gyventi, maitintis, mąstyti, susitikinėti tokiais žmonėm, daryti kažką, gauti iš kažkur žinių, kad, reiškia, kūno masės indeksas būtų normalu. O paskui, kiek mes galim, ar mes norim -5, ar mes norim -10, tai kiek jau mes turim patirties, kiek mes turim įgūdžių. Taigi, šita mergina, kaip minėjau, priaugo svorio susituokus ir pradėjo aerobiką lankyti, bet po 2 mėnesių jokio rezultato nebuvo nuo lankymosi treniruočių, nes kadangi jinai dirba, vežioja ten bulkutes, pristato į visokias, tiesiog nekreipia dėmesio į daugiau, ką daro. Tai kaip aš paimu žmonėm ir padauginu, sakau, reiškiasi, per paroj yra 24 valandos. Taip, savaitė yra 7 dienos. 24 valandas padauginam iš 7 ir ten gaunasi kažkiek tai 170 valandų. O mes ateinam sportuoti tik tai 2 valandas. Tai kaip tos 2 valandos sporto gali įtakoti jum, reiškiasi, taip kaip jūs maitinatės, kaip jūs einat miegot, ką jūs geriat, kokios jūsų mintys ir panašiai. Tai va, ką jūs esate susiprogramavus. Tai iš tikrųjų nieko nebuvo, tai teko prijungti. Fizinis aktyvumas jai nepadėjo vien tik tai sulieknėti, teko prijungti visą pokalbį apie viso gyvenimo būdo keitimą. Tai jeigu grįžtant prie mūsų pavadinimo, reiškia gyvenimo būdas, tai vat ir būtent būtų mūsų paskutiniai sveikatos akademijoje su gydytoja Olga Butakova buvo pasakyta, kad reiškia sveikas gyvenimo būdas turi būti pritaikytas kiekvienai kūno daliai. Tai vat mes dabar pabandysim pritaikyti, taigi sveiko gyvenimo būdas, tai yra judėjimas ir judėjimas būtent buvo sujungtas su kvėpavimu. Nes kodėl būtent judėjimas mums veikia, tai gal bus paskui ten ir daugiau tų visokių skaidriukių mes pasišnekėsim, tai reiškia sveikas gyvenimo būdas, tai būtent ta mergina tik tai galvojo, kad pritaikys fizinį aktyvumą, bet dėja per 2 mėnesius jai nieko nesigavo, tai teko jai pritaikyti fizinį aktyvumą, kurio pasėkoje, reiškia, pagilėjo jos kvėpavimas ir aprūpinimas deguonimi. Taip, dėl to padidėjo intoksikacijos pašalinimas, padidėjo hipoksijos pašalinimas, taip pat jai buvo prijungta subalansuota mityba. Taip, subalansuotos mitybos fizinio aktyvaus judėjimo dėka jai pagerėjo organizmo valymas ir taip pat jinai buvo, reiškia, visa užmotyvuota, kad aš noriu būti liekna, kad man reikia sverti -11 kg, tik tada aš būsiu laiminga, tik tada aš gerai jausiuosi, tik tada aš gerai atrodysiu, aš gausiu komplimentus, aš būsiu energinga, aš būsiu pasiruošusi šeimos pradėjimui. Ir mano vyras bus patenkintas ir tarp kitko jos Anyta, pas kurią jinai gyvena, taip pat sulieknėjo 5 kg, nes jos kartu pradėjo darytis valgiaraštį. Tai va, o gal būt dar keletą skaidriukių ir Gintarė Šatrauskaitė -7 kg. Va. Ir dabar šiuo metu jinai -10 kg. Taip pat lankosi treniruoklių salėje, jinai stipriai. Jinai, pavyzdžiui, dirba stipriai ir su treniruokliais, ir su mityba, ir su maisto papildais. Bet jau daugiau su sporto maisto papildais. Čia, pavyzdžiui, Aušra Strigūnienė, mokytoja pedagogė, 50 metų moteris, sulieknėjo -21 kg. Kažkada jinai į sportą atvedė savo dukrą, o paskui dukra, pabuvus mano treniruotėse, atėjo ir pasakė: Gitana, aš moters dienos, mamyčių dienos proga noriu pas jūs išpirkti, reiškia, asmeninio augimo pokalbį, nes mano mama labai nelaiminga, mano mama pastoviai skundžiasi, kad jai kažko trūksta gyvenime, kad jinai pavargus, kad jinai nerealizuoja savęs, kad jinai, žodžiu, neskleidžia džiaugsmo, mergaitė susitinka su savo mama ir gauna vien tik tai negatyvą.
Tai va, tai jinai visai atėjo ne dėl svorio, bet aišku, kada mes pradėjom visą tą pokalbį, viskas, kaip aš sakau, susirišo į sveiką gyvenimo būdą, tai yra judėjimą, mitybą, organizmo valymą ir savikontrolę, pozityvų nusiteikimą, meilę savo, dėkingumą už tai, kad išvis gyveni. Tai va, viskas susijungia ir taip jinai sulieknėjo 21 kilogramą. Tai va, ir davė mums parodymą ir mano internetiniai svetainė, ir laikraštį davė pasisakymą. Ir puikiai dabar išlaiko šitą svorį. Nors jinai yra krepšinio veteranų Lietuvos rinktinės dalyvė ir sportuodavo, žaisdavo krepšinį, bet, ta prasme, jokio nebuvo poveikio, tik tai tikimybė, kad kiekvieną kartą jinai, reiškia, pervargs ir gaus traumą. Tai va, iš tikrųjų, dar kartą labai džiaugiuosi, kad šitų jūsų projektų ir jūsų, nežinau, iniciatoriais, kuriuos pažįstu, ir Arturą Valnerį, ir Daivą Žilvinskienę, nes iš tikrųjų tai milžiniškas darbas, kad apjungia visą šitą bazę ir kad iš tikrųjų sako tiesą, nors ir karčią tiesą, kad nėra vieno veiksnio, kuris veiktų. Tai nežinau, tiesiog beliks kažkada padaryti ekskursiją pas mane į sporto klubą arba man važiuoti pas jūs ir jūsų grupiai kažką pravesti. Va, kažką tokio. Tai va, o dabar gal tada šiek tiek sustosim, padarysim pauzę. Nežinau, ar jums patinka, ar jums priimtinas tas būdas, kaip aš šneku ir ką aš kalbu, nes valio, puiku, jungiamės. Tai tada vis tiek reikėtų tada kažkaip tai pailsėti. Ir nors mano visas šitas patrinimas rankučių ir susijungimas su jum turėjo būti pradžioje, bet tikriausiai intuicija padėjo suprasti, kas ką yra svarbiau, ką irgi bravo, ačiū jums. Taigi dabar pajaučiam, padarom fizinį aktyvumą rankom, padarom sveiką gyvenimo būdą rankoms. Visą laiką mano praktiškai kiekviena treniruotė ir pokalbis su žmogum prasideda patrinimu rankoms. Nes kada mes trinam rankom, jaučiat, reiškia, iš karto ateina energija ir jaučiam, kaip kaista energija. Ir mes pastebim, kad, reiškia, mes kiekvieną dieną galim padaryti fizinį aktyvumą. Ir kaip fizinis aktyvumas, reiškia, sukuria energiją, kaip kaista rankos ir kas darosi su mum. Tai va, labai fainai. Puikiai. O dabar paplojam. Ir dabar visi. Nu dabar dar kartą. Visi garsiai savo kambarį. Super. Taigi, o dabar prasitempsim. Taigi, tiesiog suneriama taip pat rankutės. Aha. Ir nėra geresnio limfos valymo. Jokia tabletė jau neišvalys limfos. Limfos valymas yra fizinis aktyvumas iki prakaito. Va, tai, ir dabar pasukam rankutes. Čia tiesiog tokia mini mankštelė, kurią galite atlikti dirbant prie kompiuterio, arba tiesiog kaip prisiminsit mane, atlikit šitą mankštelę. O dabar va taip suneriam rankutes ir pastovim. Įsitempia krūtinė. Dabar sukam pirmin. Puikiai, jungiasi visi kaimynai. Puikiai, sukam pirmin. Ar jaučiat, kaip energija eina? Man energija eina į kojas, energija eina. Dėl to sako, kad sportas energizuoja. Ir sportas gali sekinti, ar ne? Dabar susijungiam, va taip sujungiam rankutes ir ištiesiam. Taip, kad matytut mane, tai aš pakeliu. Sportas gali energizuoti, bet sportas gali ir sekinti. Tai va labai fainai, kad jūs įdėjote į skaidrę, kad per didelis fizinis krūvis sekina. Taip, ką mes dar galim padaryti? Mes dar galim padaryti taip. Galim uždėti dešinę ranką ant kampo. Taip, ir kitą ranką. Bet kol kas nesisukt. Pirmiausia, turim kūną sustatyti. Ypač tempimo pratimus reikia daryti kuo lėčiau. Jeigu šokam aerobiką, einam, bėgam kuo greičiau, tai tempimo pratimai gali būti labai pavojingi ir jūs galite taip. Ir dabar nieko nesukam, tik tai smakrą padedam ant peties. Jausmens nesukam, kojos plačiai, smakras ant peties, tik pasėdėti. O, puiku, grįžtam, dabar kitą rankutę uždėm, niekur juosmens nesukam, nes juosmens pasukimas yra pats pavojingiausias pratimas. Ir dabar dedam ranką, ir nieko mums daugiau nereikia, ir smakrą sukam. Ne? Ir ką mes dabar gaunam?
Puiku, grįžtam. Mes dabar gaunam, kad visas sprandas, smakras, galva, kraujotaka, reiškia, pečių juosta visa prisipumpavo deguonies, kraujas pradėjo greičiau judėti. Žodžiu, visa energija tekėjo į jūsų galvytę ir, aišku, juosmuo stabilizavosi ir visa kita. Taigi, ir kaip sakiau, didinam krūvį, nesustojam. Tikrai jaučiat, kad dabar limfa dar nepajudėjo. Limfos pajudėjimas yra atsistot, atsisėst, pašokt, pabėgiot, pamėtyti krepšį, paplaukiot, pasivaikščiot, pašokt. Taip, tai ką mes dabar padarysim, tai mes dabar tikrai padarysim. Dabar mes atsistosim. 1, 2, kodėlgi nesuplot. Atsisėsim, atsistojam. 1, 2. Atsisėsim, suplojam. 1, 2. Atsisėsim ir 1, 2. Atsistosim. O dabar pakelsim rankas ir vyrai darys. Surenkiam va taip rankas ir vyrai darys. 1, 2. Ir vyrai darys. 1, 2. O moterys merginos darom. Ir 1, 2. 1, 2. Pabanguojam. 1, 2. Moteris, banga, jūra, upė. Tai pabanguojam. Puiku. Dabar visi įkvepiam. Ir iškvepiam. Ir pasiklojam šitą super maštelę. Nu va, bet kvėpavimas jau palengvėjo. Puiku, tai kvėpavimas palengvėjo, nes judėjimo metu valosi plaučiai. Judėjimo metu sudega streso hormonai. Judėjimo metu mes daugiau įkvepiam, mes šypsomės. Buvimas tarp fiziškai aktyvių žmonių tai yra laimė. Nes dažniausiai paniurzgeliai nesugeba, neištveria. Kaip sako, paniurzgeliai sporto klube neįsilaiko ilgai. Jie tiesiog nepakelia tos būsenos, euforijos, tos yra sporto klube. Tai dažniausiai jie arba jeigu nori augti, tobulėti, keistis, tai yra, ta prasme, tai jie tokį gauna šoką buvę sporto klube tarp pozityvių žmonių, kad jie, ta prasme, parėję neatsigauna ilgai dar. Ir ta prasme, arba išvis neina, ar tada sako, ne, man reikia, aš noriu būti tokis kaip ji, aš noriu taip gerai jaustis, aš noriu turėti daugiau ir tada eina. Taigi, tai vat nuostabi biologijos mokytojos ir tarp kitko biologijos mokytoja, atrodo, turi daug žinių ar ne apie žmogaus kūną. Ir dabar yra pokalbiai tokie, kad dietologai pasimetę. Dabar dietologai pasimetę. Kodėl žmonės neina pas juos darytis valgiaraščių? Visi žmonės darosi valgiaraščius pas sporto trenerius. Jie ten rašo visokius... Jie ten rašo baisulinę spaudą užėmę, ten moka pinigus, reiškia, ten už reklamą, kad tik tai eitų pas dietologus rašytis valgiaraščių. Ne, visi eina valgiaraščius rašytis pas sporto trenerius. Tai va, tai iš tikrųjų pavyzdžiai rodo, kad mes, sporto treneriai, aktyvaus gyvenimo būdo treneriai, sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, galim daug ir dar daugiau. Va, ir dabar paskutinis mūsų pasiekimas Valeta Urbonienė, tai irgi ją atvedė jos dukra, tai minus 29 kilogramai, tai irgi moteris apie 53 metų ir sakau, tai yra, man tai paprasčiausiai yra stulbinama, kad tai vyksta kažkur ne, kaip aš sakau, moterim įsivaizduokit, tai ne kažkokiam galų gale Vilniui, ne kažkokioj ten, aš nežinau, Holivude, ne kažkokiam ten, dar kažkokiuose ten super, kur tenai baisulinės kainos už ten tuos abonementus, ar ne, kad vyksta pas mus, kad ta prasme, net užsirašiau savo sąsiuvinukį, kad reiškiasi, nesvarbu, ar tu superžvaigždė, ar tu ten karalienė, ar tu Holivudas, ar tu ten Amerika, ar Australija, ar tu ten, nesvarbu, kiek tau metų, ta prasme, ir net kokia tavo kišenė, veikia tie patys principai. Tie patys principai veikia visiems, nepriklausomai nuo tavo, reiškiasi, nei piniginės, nei ten kažkokios tai užimamos padėties visuomeniai, ar ten kažkokiam tai elito tarpe, ar ne, kad ta prasme, tai yra taip, tiek suteikia vilčių, būtent tokie tie visi, ir aš savo moterims sakau, žiūrėkit tik tai gerus pasiekimus, nežiūrėkit, kad sustambėjo ir ataugo ten, nežiūrėkit, kas ten, reiškiasi, kažkam nepasiekė. Visas dėmesys, visa koncentracija tik tai į tai, kuriems sekasi, kuriems pasisekė ir tik tai į tai. Nes
dar tą pasikartosiu, reiškia, visiems veikia tie patys dėsniai, nesvarbu, kur tu gyveni, kas tu esi ir taip toliau. Ir visada galima pasikeisti, ląstelė regeneruoja pastoviai. Mes pačios pastebėjom per šitą projektą, kad ar ne, ten pirmą savaitę tik klausėjai, antrą savaitę kažką pradėjai daryti, trečią savaitę jau darai daugiau ir jau rezultatas yra. Taigi gyvenimo būdas yra vienintelis būdas ir jeigu dar pasidalint su jum žiniomis iš paskutinės Sveikatos akademijos Koralinio klubo, reiškia, lyderė gydytoja Olga Butakova, kuri yra ir medicinos mokslų daktarė, ir kartu, kaip jis sakė, pedagogikos mokslų daktarė. Tai čia yra kažkas tokio, nes tai perteikia žinias, taip užmotyvuoja, kad aš pati dabar sujungiau grupę detoksikuotis, kiek ten pas mane susijungė gal 25 žmonės, kad ant tiek užmotyvavo, kad aš parvažiavau pirmadienį ir viskas, aš turiu daryti grupę. Ta prasme, tai tikrai yra pedagogė, tai jinai pasakė, kad reiškia sveikas gyvenimo būdas. Tai pas ją visą dieną buvo, nors neatrodo dirba papildų sferoje ir ten kažkas tai tipo tokio panašiau, tai reiškia, buvo visa kalba apie sveikas gyvenimo būdas. Jeigu mes norim, reiškia, kad mūsų plaukai būtų gražūs, mes duodam jam fizinį aktyvų, reiškia, judėjimą, masažuojam. Taip, mes, reiškia, eliminuojam dažus, valom, reiškia, eliminuojam kažką. Mes įtrinam kažkokiom ten visokiais imbierais, visokiom ten žolelėm, ar ten perkam kažkokius tai papildus ar brangius ten šampūnus, kurie gerina kraujotaką. Taip, mes dedam ten kiaušinius, kaukės, maitinam. Taip, mes norim gerų akių, tai ką mes darom? Darom akių pratimus, ar ne? Arba atvirkščiai, reiškia, darom poilsį kaukės akim. Eliminuojam kompiuterį, ar ne? Žiūrim, vaikštom gamtoj, žiūrim į tolį. Taip pačiai su kiekviena kūno dalim, ką jums bereiktų daryti, mes visur pritaikom, reiškia, judėjimą, mitybą, vandenį, valymą, apsaugą. Taigi, judam toliau. Irgi pedagogė, kažkaip pedagogės, nežinau, kažkaip labai irgi matyti būna atsidavę vaikams, siekia labai tos karjeros, o paskui pamato, kad reikia dėmesio ir savo. Ir šiais laikais pedagogas tai yra lygiai toks pats lyderis, kurio kiekvieną dieną klasėje sėdi 30 mokinių, tai tu pats supranti, arba tu tampi kitokiu. Tu gali būti geras žmogus, bet, ta prasme, turi būti ir geras žmogus, ir gera sveikata, ir pozityvus mąstymas, ir visa kita, ir tik tada tu gali gerai dirbti, gerai jaustis, nes pagrindinis mūsų tikslas realizuoti save, atiduoti kitiem tą, ką žinai. Tai jeigu aš gersiu gera matematikė, bet nieks manęs negirdi vien dėl to, kad aš prastos išvaizdos, tai tu turi keistis. Nes ir mokyklose dabar, pavyzdžiui, pas mus Alytuje reikia uždaryti 2 mokyklas. Įsivaizduojat? Tai reiškia, tu turi kažkuo įsiskirti, tu turi būti kitokia, tu turi keistis. Tu turi iš kažkur, nežinai iš kur, bet tau turi apsišviesti, tu turi kažkur eiti ir iš kažkur tai gauti žinių ir įkvėpimo. Taigi, moteris vėl ėjo į sporto klubą, kažkodėl ne pas dietologus, ne pas daktarus, bet atėjo į sporto klubą ir, prašau, gavo žinių, jinai sportavo aerobika, ten funkcinis treningas, žodžiu, viskas, kas pritaikyta, nes kadangi sporto klube, reiškia, būtinai, kaip jau paskui mes šiek tiek prieisim detaliau, ką rinktis moterim, tai kad būtinai pasirinkti tik tai pagal save treniruotę. Jeigu tu nueisi į treniruotę su pažengusiom, jeigu tu iš tikrųjų per didelis fizinis krūvis, tai tu ten neužsibūsi nei vienos dienos. Tai kaip man šiandien šovė į galvą prieš jūsų susitikimų su jumis šovė į galvą, kad, reiškia, kaip sako vis tėvai dažnai kalbėdami apie savo vaiką, oi, mano tai vaikas praėjo visus būrelius. Tai ir mums reikia praeiti visus būrelius, visus įmanomus būdus, visus įmanomus trenerius ir konsultantus ir visą kitą ir nesustot. Arba, ir dar kaip noriu pasidaryti dar vienu savo tokiu susitikimus, tokiu draugu, kuris pasakė, kad sako, neutralios būsenos pas žmogų nėra. Pas žmogus tai arba auga, arba krenta žemyn. Tai tai vieną dieną tu supranti, kad tu arba augi, ar tu krenti žemyn ir tu vėl spaudi iš savęs kažką tokio, bet tas spaudimas turi būti, kaip su malonumu, tai ta prasme, tas augina tave, tas yra suteikia labai labai didelį džiaugsmą. Tai moteris yra matematikos mokytoja ir jinai suprato,
kad ta prasme reikia keistis, tai jinai sportavo, mitybą jinai susidarė pati. Jinai sakė, visiškai sumažino porcijas. Ten, pavyzdžiui, valgė ten lašinius su bulvėm, ten su agurkais, o jinai ten lašinius valgydavo ten, šiek tiek mažiau. Ten, žodžiu, jinai pati susidarė valgiaraštį dar tais laikais, šiaip aš... Va. Ir galima dar toliau. Irgi matematikos mokytoja, kažkaip sakau, įdomu, kad pedagogai labai labai turi didelę motyvaciją keistis, nes vis dėlto jie supranta, kad jeigu tu būsi netokia, nieks tavęs neišgirs. Žmonės dabar girdi tik tai lyderius. Tai va čia tai yra labai labai didelis fenomenas, nes šia moteris, iš tikrųjų, pažiūrėkit, kokia jos talija. Ta prasme, kad jinai buvo, būtent talija pas ją buvo stambi, o dabar būtent talija. Tai jinai tai šitą visą 40 kg pasiekė per 3 metus. Va. Tai kiekvienais metais ateidavo ir sakydavo, Gitana, tikrai čia jau finišas, čia jau viskas, čia jau daugiau ne. Ir ta prasme, aš klube padariau tokias akcijas, lieknėk laimėk, arba dabar detoks akciją padarau. Tai ta prasme, jinai visą laiką, nors atrodo, jau maksimumą pasiekė, visą laiką jungdavosi. Ir vėl kažką pasidaro tokio ir vėl sulieknėja. Bet jinai iš tikrųjų labai ateidavo, kada aš įsikūriau antrą salę, treniruoklių salę, ateidavo kiekvieną dieną į klubą. Viskas prasidėjo nuo to, kad jinai neteko darbo ir būtent iš visų pedagogų matematikos atleido ją. Kitaip tariant, jai pasiūlė dirbti 6 valandas per savaitę. Tai jinai, jai ten kažkas užvirė, žodžiu, ten sprogimas įvyko ir jinai iš vis, išėjo iš darbo, bet dažniausiai taip ir sudaro tokias sąlygas, kad žmogus pasišeitų iš darbo. Tai jinai išėjo iš darbo ir jinai per mėnesį laiko dar priaugo apie 5 kilogramus. Ir, ta tokia depresinė būsena, kai būna. Ir paskui jau jai ten atėjo, kad sako, ką man daryti. Ir jinai atėjo į klubą. Ir vieną dieną aš ją radau, dar net buvo klubas neatsidaręs, mes atsidarom nuo 8 valandų, tai jinai buvo net klubas neatsidaręs, jinai jau laukia nuo 15:08 prie klubo stovė ir sako, aš tada nepažinojau, jinai sako, aš noriu ten laikyti. Tai jinai lankė ir aerobiką, niekados nemokėjo šokti, jai nesigaudavo žinot matematikė. Bet kadangi tuo metu nebuvo treniruoklių salė, tai jinai nenori, po truputį, su labai dideliu užsispyrimu pradėjo ir šokti, o paskui prijungė treniruoklių salę ir per 3 metus sulieknėjo. Jos nuotrauka ir šitas pasiekimas yra Delfi. Va. Ir kaip ir visi pokyčiai jau išvardinti, taigi aš jums sakau, nors jūs papuolėte ta prasme, daugiau į lieknėjimą, teisingai bendrai jūsų pasisakymė nėra pavadinimo, kad per maistą jūs liekninsit žmonės, kad lieknėk efektingai, protingai, teisingai. Taigi mūsų šiandien tema, iš tikrųjų, Daiva labai su Artūru ir su visa kita komanda duoda mums labai daug žinių, labai ten ant tiek daug duoda įkvėpimo vien savo pasiruošimu ir puikiu pateikimu. Taigi, vis dėlto, jeigu dar nepajudėjot ir nes iš tikrųjų, kada žmonės ateina į sporto klubą ir sako, tai pas ką man pasiklausė, jeigu mano kaimynė nei viena neina į sporto klubą, mano bendradarbė nei viena neina į sporto klubą, mano, atsiprašau, atvirkščiai norėjau pasakyti, kad mano darbe visi valgo bet ką, mano kaimynai visi valgo bet ką, mano šeimoje nieks nesikeičia, nieks visiškai nenori keisti mitybos įpročių, mano giminiai visi stambus, nutukę, tai pas kągi aš galiu ateiti po motyvacijos, prie ko aš galiu prisišlieti, kas mane padės ištraukti šito liūno. Ir dažniausiai, kaip aš vėl sakiau, ateina į sporto klubą, taigi aš ir sakau, dažnai miniu šitą pokyčių, noriu pokyčių, pradėk nuo sporto. Taigi, vis dėlto aš norėčiau jums paaiškinti, kas vis dėlto yra tas fitnesas, kas yra sportas, kas yra fizinis aktyvumas. Tai savo skaidrutėse paaiškinsiu, kas yra fizinis aktyvumas, kodėl fizinis aktyvumas toks svarbus, fizinio krūvio komponentai, kaip paskatinti save būti fiziškai aktyvesniu ir kokį fizinį aktyvumą pasirinkti sau. Va. Ir tada mes tęsim toliau. Taigi fizinis aktyvumas, galbūt kartais jūs girdit fitness. Tai anksčiau žmonės galvojo, kad fitness, niekaip nesuprasdavo, kas tas fitness. O dabar į tą žodelį fitness įeina visas sportas, sveikatingumo sportas. Kitaip tariant, ne varžybų
nedalyvavimas varžyboj, ne rezultatų siekimas. Tai yra ir visas fitnesas, ar tu šoksi aerobiką, ar tu pilatesą darysi, ar tu jogą, ar tu funkcinį treningą, ar tu sudarysi grupelę žmonių ir bėgiosi, ar tu netgi dalyvavimas varžybose, kultūrizmo irgi vadinasi fitness. Nu, ten kažkaip taip man nelabai siejasi, bet šiaip dabar bendrai erdvėje jūs išrasite žodelį fitness, tai reiškia yra tai, kas susijęs su sveikatingumu. Tai fizinis aktyvumas, tai aktyvių judesių, kuriuos daro raumenys ir sąnariai visuma. Fizinis aktyvumas, tai bent kokie judesiai, kuriuos sukelia raumenų susitraukimai. Judėjimo aktyvumo ir treniruotės principai nėra taki patys. Tai vat, dažnai žmonės, reiškia, iš karto atmeta sportą, atmeta fizinį aktyvumą, nes iš karto sako, aš nesveika, aš sergu, tai gerai aš galiu, taigi čia neįmanoma, nes ašgi sergu, gerai jums, kai jūs sveika, ar ne? Tai reiškia, ir sako, taigi ten, ir vat, būtent dabar jau po šiek tiek žmonės pradeda eiti tuos dažnius klubus ir iš tikrųjų vis dėlto, reiškia, tas visas daug kalbėjimas apie sveiką gyvenimo būdą, kada ir daktarai išsako judėt, ir, reiškia, masažuotojas tau sako judėt, ir kur mes dar einam siekti sveikatos, ir dietologas sako judėk, ir kineziterapeutas sako judėk, ir vaisininkas sako judėt, ar ne? Tai, reiškia, visi jau pradėjo daugiau tą žodį, net mes nuvažiavę į Koralinio klubo akademiją, mes pasako, pirmą dieną vien šnekėjo apie judėjimą, apie fizinį aktyvumą, apie kvėpavimą, kaip yra tas svarbu. Tai reiškia, dažnai žmonės galvoja, kad ta prasme ir įsivaizduoja tą nuo vaikystės kažkokį tai bėgimą, kroso, ten kažkokį tai žaidimą labai stiprų aktyvų. Tai būtent mes turim visiškai pamiršti. Tai nėra varžybos, tai nėra varžymasis, tai nėra savęs sekinimas, tai nėra savęs alinimas. Kaip sakiau, galim pradėti nuo visiškai mažo krūvio, kad tai kas yra fizinis aktyvumas ir treniruotės dalyvavimas varžybo visiškai yra netes. Ir aš, pavyzdžiui, savo, kaip sporto klube jau praktiškai net nenaudoju to žodžio, mažai kada naudoju to sporto, daugiau kaip judėjimas, fizinis aktyvumas, nes sportas žmonės iš karto kažkas labai baisiai asocijuojasi. Tai vat būtent fizinio aktyvumo tikslas yra didinti kasdieninio gyvenimo išteklius bei mažinti sveikatos fizikos veiksnius. Dabar, gal norėjau iš tikrųjų, pirmiausia pasakyti, kodėlgi fizinis aktyvumas yra toks svarbus. Fizinis aktyvumas ypač svarbus sveikos gyvensenos komponentas, kuris turi susiformuoti jau vaikystėje ir tęstis visą gyvenimą. Reiškia, jeigu turim mes raumenis, juos reikia pumpuoti. Jeigu mes turim širdį, mes ją turim pumpuoti. Jeigu mes turim kraują, mes turim jį judinti. Jeigu mes turim plaučius, mes turim juos vėdinti. Žodžiu, jeigu mes turim limfą, mes turim ją pastoviai stumdyti. Jinai stumdosi ir valosi tik tai fizinio aktyvumo metu. Kitas būdas yra pirtys, kitas būdas yra masažas. Ir žmogus, reiškia, ir pastebėjau, kad iš tikrųjų, kada čia užėjo, pavyzdžiui, pas mus Alytuj bumas to limfo drenažo, reiškia, kai tenai, reiškia, tau paima ir tą aparatą vedžioja, arba tos visos, reiškia, užėjo tie visi rutuliniai masažai, ar ne, tai viskas kaip užėjo, taip ir baigėsi, nes žmogus neturi jokio rezultato. Tuo metu, kol jisai vaikšto, kol jo tą limfą už pinigus kažkas stimuliuoja, tai jis tom 10 dienų rezultatą galbūt turi. Ir rezultatą jis turi ne dėl to, kad, ta prasme, dėl to rezultatą turi, nes dažnai sako, kad, reiškia, vėlgi ta limfos drenažo trenerė sako, reiškia, jūs prieš ateidama į limfo drenažą neprisivalgykite, po limfo drenažo gerkite daug vandens, neprisivalgykite, plus tu tuo metu, kad ateini į limfo drenažą, tu neguli lovoj ir va, tas 10 dienų lyg tai kažkoks būna mini efektas. Bet žmogus tik tai neina į tą limfo drenažą, jo už pinigus niekas nebrūžina ir viskas baigėsi. Iš tikrųjų, tai paprasti jogos pratimukai, ta prasme, nevadinkim tos jogos, nes vėl žmonės labai baisu, tai asocijuojasi su dideliais pinigais joga, ar ne? Tai dažniausiai ten, pavyzdžiui, Vilniuje tai jogos treniruotė ten pažiūrėjau 30-40 eurų viena, tai žmonėms iš karto vėl ten vos, žinai, kaip joga, tai ne, čia brangu, čia neįmanoma, čia dedasi kojas ant galvos, o paprasčiausiai paimti kojas, taip, padaryti rutuliuką iš savęs ir 1, 2, 3.
1, 2, 3, pavažinėti. Visa nugara, kraujotaka suaktyvėja, visi sąnariukai atsistato į savo jėgas. Galų gale ne, tai tada atsigulk, atsistok ant nugaros, atsigulk, atsistok, priklauso nuo fizinio to viso krūvio. Bet, ta prasme, tie būtent skambus pavadinimai dažnai žmonės atvilioja kaip tik, kad tai yra neįmanoma. Taigi, kodėl reiškiasi, jis turi tęstis visą gyvenimą, kadangi mes neišnykstam, tai ir dėl to turi tęstis. Nes mes matom, kas darosi, kaip aš jums pasakoju, kad moteris tik tai netėjo 2 kartus į savaitę 1,5 metų ir viskas vėl atgal. Ir jinai pasakė, kad jinai iškėsi ne tik tai, kad priaugo svorio, bet pas ją jinai negali riebaus maisto valgyti, jinai ištisai viduriuoja, su viduriavimu trenka mikroelementus, jinai neturi nuotaikos, jinai iš vis pasimetus, kaip ją gyvent, jinai net nemoka, net nesupranta, nei kaip elgtis, nei šeimoje, nei niekur. Tai atrodo, tau ir paprastas dalykėlis. Taigi, jeigu mes turim savo kūną, o kūnas tai yra judėjimas, kaip mes sakėm, kad reiškiasi, ką mes norim, kokią vietą mes norim pastiprinti, pajudinti arba pagydyti, reikia pradėti nuo judėjimo. Nes kadangi mes gaunam judėdami deguonies ir iškvietam nereikalingą dalyką. Tai dar kartą, ir būtent dabar ir pasakau, reiškiasi, ir sako, tai kodėl man tas sportas padeda? Taigi jis yra svarbus, nes kompleksiškai veikia visas organizmo sistemas. Ne vieną, o visas sistemas. Taip, jeigu tau masažuoja, neįsivaizduoju, kaip galima masažuotis, reiškiasi tik tai kojas anticeliulitas. Tai tau, reiškiasi, jeigu yra papildomai to vandens susikaupę tavo veide, tavo nugaroj, tavo rankose, tai po to masažo, po nakties, tau vėl viskas vienodai atsistatys. Ir riebalai tau įsivaiščios vienodai po nakties, nevalingai, ir tau išvarinėjo kraują iš, reiškiasi, kojų, tai bet, ta prasme, visur kitur tai jisai liko ir po nakties jisai atsistato vėl, kur jam reikia būti. Tai reiškiasi, veikia visas organizmo sistemas kompleksiškai. Ir kodėl taip gaunasi? Tik tai yra 2 priežastys. Dėl pagilėjusio, padažnėjusio kvėpavimo ir dėl to atsiradusio deguonies apykaitos mes išvengiam tos hipoksijos. Taip, ir tas greitina medžiagų apykaitą, tas skatina metabolizmą, maistinių medžiagų pasisavinimą ir geros nuotaikos buvimą ir taip toliau. Ir taip pat dėl to, kad valosi organizmas, pagreitėja metabolizmas, išvengiam tos intoksikacijos. Tai tik dėl tų dalykų. O kada užsipumpuoja raumenukai, tai raumenukuose yra saugosi mūsų visa energija. Taip, energingas žmogus, reiškia, raumeningas žmogus visą laiką pakels, visą laiką nubėgs, visą laiką turės daugiau energijos šypsotis ir turės stiprų judėjimo atramos aparatą, raumenys vėl greitina medžiagų apykaitą. Tai dėl to ir gauna, kad mes išsivalom, gaunam deguonies ir esam stiprūs. Tai kodėl jisai toks svarbus. Ir dar dėl ko, gal tada greitai pasakyti, nes jau kaip ir kalbant, judėjimas yra gyvenimas. Kaip mes sakom, reiškiasi, judėjimas yra gyvenimas ir, kaip sako, jeigu močiutė turi anūką ir jį prižiūri, pavyzdžiui, tėvų nėra ir anūkas miršta, tai ir močiutė miršta, nes vis tiek močiutė reikia eiti į susirinkimus, močiutė reikia eiti apipirkti maisto, močiutė reikia, gal anūkas turi šuniuką, išveš šuniuką pasivaiščiot. Tai ir jisai gyvena tik dėl to, kad juda. Ir pakankamo fizinio aktyvumo privalumai, kad stiprina širdies kraujagyslių sistemą, reiškia, gerina nervų raumenų sistemos pajėgumą, reiškia, mažina riebalinio audimo kiekį kūne ir reguliuoja mitybą. Taip, nes mes matėm, kaip mes patrynėm ranką, koks karštis pasidarė, ar ne, reiškia, mes visi išgaruojam, tą nereikalingą energiją išdeginam, taip, ir mažina stresą, depresiją. Daugelis žmonių ateina į sporto klubą ir jaučiasi gerai, nes kadangi mes išsikvėpuojam. Dabar pastebėjot, kad yra, reiškia, daug atsiradę, reiškia, tik tai kvėpavimų. Žmonės susirinka tik tai pakvėpuot. Taip, kvėpavimo įvairių sesijų. Ir vien dėl to, kad jie įsikvėpuoja, kad gauna daugiau deguonios, pas juos ateina daug minčių keisti savo gyvenimą. Vien dėl to, kad jie pajuda, gauna daugiau deguonies, įsikvėpuoja, ateina pozityvus mąstymas, ateina noras keistis. Ir iš tikrųjų, kaip gali, pavyzdžiui, reguliuoti fizinis aktyvumas mitybą. Ar ne, kaip aš sakiau, prieš maistą neprisivalgom, po maisto neprisivalgom, ar ne.
Taip pat paprasčiausiai sportuodami mes atsipalaiduojam, mes dažniausiai valgom dėl ko? Dėl ko, kad reiškia norim pailsėti, norim atsipalaiduoti. Pasidėjau lėkštutę, reiškia pavalgiau, pažiūrėjau į tą bananą, koks jisai geltonas gražus, pakvėpinau, pavalgiau, ar ne? Ten pagrinde mes valgom dėl to, kad norim atsipalaiduoti, išeinam į kitą kambarį, įsinešam, pavalgom. O vietoj to, kada mes, reiškia, tą visą stresą sunaikinam, pajudėdami, pašokdami, kaip mes moterys tai galim ištisai įsijungti muziką, šokt. Mano pirmos treniruotės, kaip aš buvau mergaitė, tai buvo prie veidrodžio ir aš vien šokau, nors aš paskui lankiau tinklinį, bet vis tiek paskui mano tas šokis grįžo. Nes kadangi tuo metu, kaip aš sportavau, jokių ten šokių nebuvo, aš buvau stambi, mane jokių šokių būrelius nieks nepriimdavo. Ir aš ten ėjau tinklinį žais, kur mane ten, žodžiu, priėmė. Tokia stambulka, dar ten tinklinis dar priimdavo, žodžiu. O ten šokių būreliai tai tik tai būdavo lieknom, ar ne, bet pas mane matyti to moteriškumo buvo ir to noro intuicijos tos, kokią man reikia daryti, tai aš visą laiką užsidarydavau, užsileisdavau muziką ir šokdavau. Ir tada matyti visas tas man ateidavo įkvėpimas, ką aš turiu veikti daugiau gyvenime. Tai va taip reguliuoja taip va sportas mitybą, nes kadangi tu įsidegini į tą visą stresą, pailsi. O dar pastebėjau savo dabar šitos programos metu, kad ta prasme aš dabar, jei noriu pailsėti, tai geriu arbatą, nes vis tiek mums kažkokio tai reikia tokio, dėl to rūkaliai ir sako, kad rūkaliai, reiškia, eina parūkyti, tai mes kadangi neinam parūkyti, tai mes galim pašokti, mes galim, reiškia, išeiti, mes galim, reiškia, išgerti arbatos, kuri neturi kalorijų, išgerti vandens, kuris neturi kalorijų, nes mums reikia pastoviai pailsėti. Padarai kažką, pakalbėjai su žmogum, ten kažką tai išsikroviai, atidavai savęs dalelę, mums reikia atsistatyti, pailsėti, o ką mes pailsim per maistą, tai tada mes gaunam perteklių kalorijų, o tas perteklius kalorijus mus nuveža ir į visas, reiškia, kūno nenormas ir į savivertės trūkumą. Taigi, malšina norą rūkyti, vartoti alkoholį, narkotikus. Jūsų šitam paskaitėlės aš mačiau, kad ir fizinis krūvis mažina potraukį saldumynams. Bet kažkaip, nežinau, šito dalyko nepastebėjau, kaip tik daug kas sportuojantys sako, kad kadangi labai daug išdegina angliavandenių, labai norisi to cukraus valgyti. Bet tada reikia valgyti baltyminį kokteiliuką, gerti baltymais atsistatyti, o ne angliavandeniais. Bet galbūt kažkam sureguliuoja cukraus vartojimą. Taip pat vaikam, tai va čia gal daugiau mums vyresniem, o vaikam tai reiškia garantuoja tinkamą organizmo augimą, vystymąsi, gerina fizinį protą, darbingumą, pakelia sveikatos, savijautos lygį, teikia gyvenimo džiaugsmą, gerina nuotaiką, išveda, skatina pasitikėti savimi. Tai va, ir gal tada kalbant toliau, noriu grįžti prie fizinio krūvio komponentai. Taigi dabar galbūt galėtum ten, ta prasme, daugiau pašnekėti, kokios treniruotės, kiek ir kaip. Kaip Daiva savo paskaitose minėjo, kad reiškia, kiek valgyti žmogui yra labai individualu, nes iš tikrųjų aš jums galiu pasakyti, kad vienos lieknėja nuo 1000, kitos nuo 1000 stambėja. Jeigu ypač pasyvus gyvenimo būdas moterys, ypač po 40 metų, jeigu vartoja hormonus, jeigu, reiškia, visiškai nejuda, tai yra ten tokia didelė intoksikacija, kad ten jos laikosi 100 kalorijų, 1000 kalorijų, 600 kalorijų per parą, reiškia, valgiaraščio ir visiškai neveikia, nes tas valgiaraštis dažniausiai koncentruotas maistas, kuriame nėra vandens, reiškia, visokios ten dešrelės, sumuštiniai, visiškai netroškina daržovių, vaisių nevalgo, nes atseit tukina ir ten, žodžiu, reiškia, saldumynai lyg tai tortai netukina, o vaisius jau staiga žmonėm pradeda tukinti. Tai žodžiu, tikrai pastebėjau, kad yra moterų, kurios visiškai susimažinę valgiaraštį iki minimumo tų kalorijų, bet žodžiu, neveikia tas lieknėjimas, reikalinga kitų sveiko gyvenimo būdų prijungti komponentų, taip ir fizinį krūvį, sportą visiškai reikia priderinti prie amžiaus, prie svorio, prie fizinio pasiruošimo ir prie galimybės išeiti iš namų, prie daug visokių dalykų. Reiškia, fizinis krūvis visiškai individualus dalykas. Dėl to ir yra treniruoklių salė, yra aerobika, yra funkcinis treningas, yra joga, yra pilatesas.
Ir aš sakiau, mes kaip tie paaugliai vėl turim vaikščioti po tuos būrelius ir ieškotis savo, kaip sakau, chebros, kas mus veža. Ir visai neblogai iš tikrųjų, kad vienus metus veža tas, kitus jau metus veža tas. Pusmetį patiko šitas treneris, kitą pusmetį man reikia naujo trenerio, patiko man labai ten bėgioti, o dabar man reikia kito dalyko, šokt, o aš noriu dabar gulėti, noriu tik tai vartytis. Taip kad iš tikrųjų mes visą laiką mes kadangi keičiamės, iš karto mum ir keičiasi. Jau aš esu lieknesnė, aš esu judresnė, aš jau galiu perti didesnį krūvą. Ir mano klube irgi, reiškia, pradeda nuo bėgimo takelio, paskui eina į pilatesą, o žiūrėk iš pilateso ateina ir šokt ant 3-4 metų. Taigi ir jūs turite paklausti, reiškia, paklausinėti savęs. Iš tikrųjų, pa žmogų yra visi atsakymai. Visi atsakymai yra pa žmogų, tik tai mes, kaip ir mes čia gaunam užduotis, neįvykdom tų užduočių, neklausinėjom savęs. Coachingą mes kiekvienas galim pritaikyti savo. Atsisėdi ant lapo ir reiškia, rašai. Kiek metų, koks man fizinis aktyvumas, ko aš noriu, kaip aš įsivaizduoju savo treniruotės. Va. Taigi, fizinio krūvio dažnumas, kaip aš sakau, pavyzdžiui, moterims, tai aišku ir vyrams tai pačiai, pirmiausia, aš paklausiu, reiškia, pirmiausia, nusiteikit, kadangi mes ir valgiaraštį savo renkamės visam gyvenimui, tai ir fizinį aktyvumą mes renkamės bent 3 mėnesiam, ar ne? Tai jūs neapgaudinėdama paklauskit savęs, jeigu aš išeidinėsiu, reiškia, iš savo šeimos, atsitrauksiu nuo šeimos 3 kartus per savaitę, reiškia, 3 kartus per savaitę grįšiu vėliau namo, ar pas mane šeimoje nebus kažkokių ten, reiškia, negerovių ir taip toliau, ar aš sugebėsiu susitarti su savo šeimos nariais, susitvarkysiu su darbo krūviu, reiškia, su savo visais įsipareigojimais, jeigu aš atsitrauksiu 3 kartus per savaitę. Tai jeigu ne, galbūt man užtenka už 2. Jėga, 2 kartus galiu. Viskas, tai yra jum labai gerai. Kai jūs įsiprasit, galbūt ir 3 kartą rasit. Tai dėl to pirmiausia, aš sakau, kad dažnumas, pirmiausia, žiūrėkit, ar neišbalansuos jūsų iš tokio, nepadarys to chaoso, kaip mes sakom, per didelis krūvis gali kūnui padaryti chaosą, o per didelis išėjimas iš namų, reiškia, atitraukimas nuo savo ten visokių įsipareigojimų, gali irgi tokį patį chaosą gyvenime sunešti. O jeigu sportuot, tai mes galim, kas liečia fizinį kūną, mes galim kiekvieną dieną. Gerai, padaryk sekmanį, kad tau būtų įdomesnis, ta prasme, nukrypimas kažkoks. O sportuoti dėl fizinio kūno, kad mes nepervargsim, tai, reiškia, Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja kiekvieną dieną po 30 minučių iki suprakaitavimo. Tai jeigu jūs darot mankštą namie 30 minučių, tai be abejo, kiekvieną dieną, bet jei jūs norite tokio kažkokio tai gilesnio krūvio, turiu omeny išėjimo iš namų. Tai va, o šiaip tai aišku, kiekvieną dieną, bet jeigu renkate sporto krūvį, net stambiom, net nepajėgiom, net nesveikom, net senom, kiekvieną dieną. Bet jeigu jūs norit, ta prasme, išeiti didesnę treniruotę, kad ilgesnę, kuri pakeičia, jūsų, kaip sakiau, gyvenimo tą visą eigą ir gali atnešti šiek tiek streso, tai tada rekomenduočiau rinktis, reiškia, 2-3 kartus. Jeigu panelė ar ne, panelė studentė, jinai, reiškia, neturi ten dar, jeigu vaikino ar ne, ten daug mokų, ta prasme, neturi ten didelių kažkokių tai būrelių įsipareigojimų šeimos, tai jinai gali eiti kiekvieną dieną, gali net 4 kartus į savaitę eiti ir net eiti intensyves treniruotės. Tai va, yra skirtumas. Ir vaikučių nereikia apkrauti per didelį krūvį, nes jie gauna kūno kultūros pamokas, jie gauna daug būrelių. Tai irgi neapkrauti per daug būrelių ten ir to, nes paprasčiausiai nukenčia psichika žmogaus. Tai dabar fizinio krūvio intensyvumas, tai vėlgi, jeigu pagal tuos visus mokslinius duomenis, tai būtina apie 50% padidinti širdies sutrikimo dažnį ir kvėpavimą, lyginant su ramybės būsena bei padidėjusiu prakaitavimu. Va, tai krūvio intensyvumas, bet kai aš, kaip sakau, liaudiškai, tai reiškia, turi išrausti žandai, jeigu stambesnis žmogus, prakaitas atsirasti, pH seilių, reiškia, keičiasi, tokia burna tokia darosi, troškulys pradeda darytis, ir svarbiausia prakaitas, ar ne, fizinio krūvio intensyvumas. Tai va, ir jeigu jums fizinio intensyvumo metu, reiškia, svaigsta galva, reiškia, jeigu padažnėjo kvėpavimas, negalite jau, tai reiškia, jums yra per didelis. Tiesiog fizinį aktyvumą turit pasirinkti ir tas fizinio intensyvumas netgi kinta visos treniruotės metu.
ar ne, ir paskui jūs maždaug jau pajaučia. Dažniausiai rekomenduojama pradėti nuo mažesnio fizinio aktyvumo. Kaip aš sakiau, pradedam eiti, paskui pradedu eiti bėgti, paskui darau meditacinį bėgimą, paskui jau bėgu. Dėl to, kodėl, nežinau, kuri čia mergina parašė, kad aš prabėgau ten 2,5 kilometro, tai tikrai džiaugiuosi, kad ne 8 ir ne 7. Nes dabar mano viena klientė, reiškiasi, užėjo jai azartas, 48 metų moteris, lankė mano klubą ir paskui užėjo azartas, perėjo bėgiot. Tai reiškia, taip užsibėgiojo, kad, žodžiu, sąnarius po šiai dienai nesistato sąnariai. Ir sakė, kad iš tikrųjų labai ir darbe buvo erzli, būdavo, ta prasme, jinai yra bosė firmos, tai firmos jos pavaldinė, žodžiu, pas mane sportuoja klube, tai sakė, kas jai su ja darosi, sakė, po tų bėgiojimų baisiausiai irzli, baisiausiai, bet jinai norėjo kažką savo įrodyti. Gal ta 48 metai, ta tokia, ar 49 jai buvo, reiškia, jinai pradėjo bėgioti ten ryte, nežinau, po 8 kilometrus. Tai ta prasme, irzli būdavo darbe ir paskui svorio nenumetė nei 1 kilogramo, nes buvo per didelis fizinis jai aktyvumas. Ta prasme, o moteriai reikia labai lengvo fizinio aktyvumo, moteriai reikia šokių, moteriai reikia geriau dažniau, maloniau ir kad geriau dėmesio daugiau skirtų aprangai, maistui, paserviravimui, o ne, kaip sakau, persitempimui ir kažkokių tai rezultatų siekimui ir pasipuikuoti prieš kitus, kokia aš dar jauna, aš bėgu 8 kilometrus kiekvieną rytą. Tai puikystės ir, reiškia, kuo bus daugiau, reiškia, pasipuikavimo, kuo bus daugiau, reiškia, kokia aš čia kieta, kokia aš čia graži, kokia aš stipri, o jūs tai nieko gero čia nedaro čia gyvenime, tai tuo mažesnį rezultatą gausit. Tiesiog darau, nes man tai patinka, nes aš noriu keistis ir panašiai. Taigi, iki šioliniai skundžiasi, sakau, sąnarių skausmais ir visa kita. Tai iš tikrųjų fizinio krūvio intensyvumas turi būti nuo mažiau prie daugiau, nuo paprasčiau prie sudėtingiau, nuo galbūt su kuo daugiau trenerio priežiūros, prie kuo mažiau trenerio priežiūros. Tai ir dabar fizinio krūvio trukmė, tai vėlgi, reiškia, skaitos jau tikrai, reiškia, kaip aš sakau, negalima pavadinti treniruotę, jeigu žmogus nesuprakaitavo. O jogos ten treniruotės, pilateso treniruotės, tai čia arba žmogų tik tai kaip pradedančiam tinka, o paskui jis turi eiti į giliau, į daugiau, į toliau, arba žmogus, kuris visiškai turi susibalansavęs savo mitybą, savo tą emocinę būseną. Žodžiu, jis yra normalus kūno svorio, gal netgi greičiausiai tai idealaus kūno svorio, kur, reiškia, ūgis -10 arba ūgis -15, kur tie, reiškia, tokie žmonės liekni, lengvi, laimingi, besišypsantys, kuriems užtenka tik tai prasirašyti, prasitempti, ar ne? O jeigu tu turi viršsvorį, tai tau reikia išdeginti energiją, išleisti vandenį iš savęs, išleisti stresą iš savęs. Tai iš tikrųjų fizinio krūvio trukmė, mes darom treniruotę valandą, tai mes ten padarom viską. Žinau, kad Vilniui daro treniruotės 45 minutės, irgi padaro viską. Ir puikūs rezultatai. Nes Vilniui 45 minutės yra grupinės treniruotės trukmė, mes Alytui darom valandą kaip bonusą, nes kadangi aš gale treniruotės dar vedu meditaciją apie 5 minutės, tai o treniruoklių salėje pastebėjau, kad moterys užtrunka ilgiau. Mano, pavyzdžiui, vyras, jisai visą laiką pastebėjo, kad jeigu jam yra per didelis treniruotė valandą laiko, tai ten visiškai išderino jo dienotvarkę, visiškai išderino jo psichiką. Tai jisai, kada nuėjo pas savo trenerį, kreipėsi, kad sudarytų jam programą, jis pasidarė, kad man būtų treniruotė, reiškia 30 minučių. Ir jis, pavyzdžiui, eisiu 4 kartus po 30 minučių. Tai jis ateina vieną dieną ten kažkokią tai vieną raumenų grupę padaro, kitą dieną kitą raumenų grupę padaro ir panašiai. Taigi fizinio krūvio trukmė turėtų būti vėlgi kiekvienam labai individualiai ir stebint, bet bendrus amžiaus grupės ir tuos pakalbėjau, aišku, kad ateina jaunos panelės, kaip aš sakiau, kur yra ten daug mikroelementų, daug vitaminų, daug šarmo, o kaip aš sakiau, moterim, reiškia, mes turim turėti daug šarmo, tai reiškia, yra daug deguonies, daug vandens savo kūne, daug baltymų, daug geros energijos, daug saulės švytinčios tos energijos. Tai turi būti viskas subalansuota. Ir ką mes dar toliau turim, kokias skaidriukės. Šitą jau buvom praėję.
ir kokį fizinį aktyvumą pasirinkti. Tai vėlgi galbūt reikėtų padirbėti su amžiaus grupėmis. Kaip sakiau, fizinis aktyvumas pradėkit. Tik pradėkit. Ir kada pradedi, viskas keičiasi. Aplink tave visi keičiasi, aplink tave pradeda judėti, atsiranda draugų, atsiranda bendraminčių. Taigi, kelyje ėjimas ar važiavimas dviračiu į darbą, sutikimą ar parduotuvę jau yra judėjimas. Namie įvairūs namų, sodo ruošos darbai jau yra judėjimas, ar ne? Toliau aktyvus poilsis, žygiai, maudynės, dviračiai, riedučiai, slidinėjimas, parkūras yra judėjimas. Bet be visų kitų sveiko gyvenimo būdo reiškiasi, tų visų sudedamų dalių, pokyčio ne visą laiką gaunam. Tik tai tą paviršutinį. Geriau šiek tiek jaučiuosi, šiek tiek gal mažiau sveriu, šiek tiek lengvesni rūbai, ten šiek tiek geresnė nuotaika, šiek tiek, o mes susirinkom gyventi tobulai, mes susirinkom iš gyvenimo paimti viską. Taigi mums reikia daug, gerai ir šiandien. Taigi sporto klubai. Tai jūs galite eiti į sporto klubą dabargi žaisti ir krepšinį, ir tinklinį, bet pastebėta, kad irgi tai tinka daugiau jaunimui. Reiškiasi, kada žmogus, kaip aš sakiau, sukuria šeimą, reiškiasi, atsiduoda karjerai, atsiduoda šeimos materialiam aprūpinimui ar ne, savirealizacijai, kada jisai priauga svorio ir kada jisai sako, yes, aš jaunas pasiklausęs tos dainos ir nueina pažaidžia su draugais, reiškiasi, krepšinį ir po pirmos treniruotės, reiškiasi, trauma, nes mes tai įsivaizduojam, kad mes jauni, mes tai norim, mūsų siela tai dar dainuoja, taip ar ne, o kūnas tai negavęs krūvio, ten 10 metų yra jau visai kitoks, taip ir tikrai labai daug traumų ir paskui žmogus išvis metai ir sako, ai, čia neįmanoma, sako, ne man ir ten, žodžiu, visa kita, arba tik tai taip, arba kitaip. Taigi, aišku, galima pasirinkti jungtis įvairių sporto šakų, žaisti tinklinį, žaisti krepšinį, žaisti ten badmintoną, tenisą, tai irgi labai puiku. Taip pat gali rinktis treniruoklių salę ir pastebėjau, iš tikrųjų labai buvau nustebus, kad treniruoklių salę labai moterys mėgsta, bet aišku, mes parenkam moteriškas programas, kur yra daugiau, kaip sakiau, kardio, kur daugiau yra ne pumpavimas raumenų, o daugiau darbas su TRX diržais, darbas su kamuoliais, reiškia pilateso pratimai, tempimo pratimai, visokie pasivartymai, visokie pakvėpavimai. Ir tai vis tiek treniruoklių salėje turi būti sudaryta, reiškia, programa lengva moteriška, o vyram sunkesnė išvis, vyram labai patinka štangos, labai tinka, tai kelia jų vyriškumą, tai kelia jų pasitikėjimą savim, nesiškelt, nugalėt, tai yra tai, ko jiem reikia. Tik jau tie, kur, kaip sakau, dvasiškai jau visiškai išėję meditacijos ir ten jogos ir visokių saviugdos treneriai, tai jiem ir tai dažniausiai jie daro atsispaudimus, prisitraukimus, nes vis tiek jėga ir vyras yra neatsiejama, tai tikrai yra taip. Tai va, tai aerobika, joga, šokis, pilatesas, funkcinis treningas, crossfit ir visa kita dabar, reiškia, yra tiek yra prigalvota marketinginių pavadinimų, kad žmogui net yra baisu, o iš tikrųjų tai yra, niekas nesikeičia. Pirma, žmogus turi, reiškia, padaryti dinaminį tempimą, apšildyti visus raumenukus, pasistiebimus padaryti, riešus pratampyti, kelienius pratampyti, tam, kad jis galėtų atlikti aerobinę dalį, tada jis lieka aerobinę dalį iki išprakaitavimo, tai tikrai gali būti ir 30-40 minučių, gerai apšylam, nesvarbu, ar jūs šokat, ar jūs einat bėgimo takelius, ar jūs bėgat, ar jūs žaidžiat, ar jūs šokinėjat per šokdynę, ar nesvarbu kas, reiškia, jūs gerai apkaistat, tada po gero apkaitimo mes darom, reiškia, pratimus rankom atsispaudimai, arba kažkokie tai svareliai, ar ne, arba kažkokie tai dar. Toliau mes darom pratimus pilvo presui, tai mes darom visokius susirietimus, pasilenkimus, šonius, pasilenkimus, lentas. Toliau mes turim apkrauti kojytes, mes darom pritūpimus, mes darom, reiškia, šuoliukas su pritūpimu, mes darom įdupstus. Vat, tai ir viskas. Ir ant viso šito yra galvojami pavadinimai. Ir yra galvojama, ar tu daugiau judėsi, ar tu daugiau gulėsi, ar tu daugiau, reiškia, tempsiesi, bet visur, tai tikra treniruotė, tai man yra tokia
Ir, kaip sakiau, reiškiasi, padaryti dinaminį tempimą, pakartoju. Antra, reiškiasi, gerai sušilti iki prakaitavimo. Trečia, apkrauti visas pagrindinės bazinės raumenų grupės, o tai yra paprasčiausi pratimai, atsispaudimai, susirietimai ir pritūpimai, o toliau tik tai jų variacija ir įvairių svarmenų pakeitimas. Reiškia, jei yra svarelis, tai dabar jau yra sugalvotos girutės, yra sugalvoti kimštiniai kamuoliai, yra pilateso kamuoliukai po kilogramą. O esmė yra ta pati - svorio pakėlimas. Tik tai labai patinka žmogui keisti, ta prasme, juos. O esmė visiškai nepasikeičia, tu tiesiog keli svorį, tik tai jisai yra kitam pavidale. Ar ne? Taigi, Taigi apkrauti visas raumenų grupės ir trečia, ant galo, reiškia, kada mes jau esam gerai įkaitę ir nebijom prasitempti daugiau negu tempiesi, reiškia, be apšilimo, be aerobinės dalies, be sukautimo, nes po aerobinės dalies audiniai yra įkaitę, elastingi, jokios baimės pasitempti ir kada tempitės, būtinai laikykite savo rankomis. Taigi jokios baimės, sakykim, pasitempti, tu gali prastempti daugiau, tai yra patobulėti lankstumo daugiau. Ir kada aš, kaip tik dabar, kaip sakau, laikausi ir mitybos režimo daugiau ir detoksikacijos režimo, tai mano iš karto lankstumas padidėjo beveik iki maksimalaus pagato ir tiesiog išėjo detoksas, išėjo nereikalingas vanduo, kad yra tik tai tas kilogramas, bet iš karto lankstumas po žmogų pasikeitė. Tai ir paskui pageidautina, kad po šito dinaminio, po to stretchingo ilgo, reiškia, tempimo, to giluminio, kada mes užlaikom raumenį tempimo, mes dar padarytum, reiškia, nusireminimą, kvėpavimą, kad mes atliktum, reiškia, kada mes aktyviai kvėpavom per burną, kvėpavom per nosį, mes jau perinam į kvėpavimą, pagulėti per nosį ir pasakyti, reiškia, ačiū, kokia aš nuostabi, aš valdau savo kūną, mano kūnas pasiduoda man. Aš duodu kūnui viską, ką galiu geriausiai. Šiandien yra mano geriausia treniruotė. Aš esu verta geriausio, aš esu verta gražiausio kūno, aš esu verta gražiausio gyvenimo. Ir pasakyti ačiū, ačiū, ačiū. Tai mano, kaip ir paskaitėlė, eina į pabaigą. Nes visi šitie ačiū, ačiū, ačiū buvo skirti ir viso šito projekto sugalvotojams, vykdojams ir kiekvienam iš jūsų, kuris šiandien klausėties, gal kažką išgirdote, sužinojote ir visą laiką laukiu jūsų žinučių, galite man rašyti ir Facebook'e ir galite rašyti šitoj programėlėje, taip pat galim susiskambinti ir telefonu ir duosiu aš jums asmeninį patarimą, užmotyvuosiu, patarsiu, jeigu jūs kažkur tai jaučiatės, kad lyg tai darot, jums galbūt trenerė sako, gal kad ir gerai, arba darot ir negaunat to malonumo, nes pirmiausia, kaip aš sakau, reiškia, turi būti sportas malonus ir efektyvus. Bet pirmoje vietoje man jisai būna malonus, o tas efektas pas kitus ateina net ir tik po 3 metų. Bet kaip ir mano rezultatai atėjo man irgi ne iš karto. Tai ir dabar galbūt kažkas galbūt nori užduoti man kažkokį tai klausimą. Taip, puiku. Klausimų kol kas nėra. Tai baigiu savo tada pokalbį su tikėjimu, kad mūsų susitikimas buvo naudingas jums. Dar kartą turiu pačius nuoširdžiausius ačiū jums už dėmesį ir linkiu jums būti sveikais, gražiais, energingais. Būkim visi laimingi.